Jisai šiandien pelnė 100 tašką, aš atsimenu, tu po KMT sakei, kad yra dar daug skolų ten užsilikę su tais sušiais. Kaip yra dabar, sakai, kokia situacija? Nežinau, reikia klausti mūsų kapitono, bet senai jau buvo kažkas atvežta į Rūbinę po varžybų, tai gal atsiskaitysim, kai laimėsim gal kažką daugiau. Kalbant apie šią seriją, apie šias rungtynes, Lietkabelis kaip ir laikėsi tokių kovinių atstumų, bet kiek patys jautėt, kad kontroliuojat vaizdą aikšteliai? Tai buvo tos kontrolės, buvo tos kontrolės, bet vis tiek visi iki vieno žinom, kad galim geriau žaisti, tikrai nežaidėm gerai. Manau, treneriai tą patį pasakytų, kad nebuvo labai patenkinti šiomis rungtynėmis, bet ir aišku, tai yra Lietkabelis, visi žinom, kad, vos nekovingiausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje. Nežinau, kas ateina su juo fiziškumu, nesvarbu, ar jie turi traumų ar neturi, jau ne vienerius metus įrodė, kad gali būti tarp 4 geriausių komandų Lietuvoje ir normaliai. Ir taip, nieks nesakė, kad bus lengva, aišku, gale davėm jiem pajausti, kad jie irgi gali laimėti, ir tada, aišku, sunku buvo, jau tada reikėjo labai kantriai žaisti, labai protingai ieškoti tų silpnų vietų ir tas, manau, neblogai pavyko. Tavo dar viena puikia šita pusfinalio serija, šiandien su Mauzisu apskritai pusę taškų beveik sumetėt. Toks ir buvo maždaug planas išnaudoti savo stiprybės, savo dydį ir apskritai to nusiteikimo iš tavo pusės panašu, kad visai netrūksta. Tai jau, aš visada stengiuosi, 100% atsiduoti aikšteliai, nes yra atveju, kai buvo atveju šį sezoną ne vienas, kai komandai nieks neina, nekrenta metimai, daugelis nuleidžiam galvas. Tai aš stengiuosi būti tas, kuris gal apibėgs, gal nubėgsi greitą, gal įdės, gal apsigins kokį bloką, kad užkurta komanda. Šiandien tas stengiausi daryti, aišku, gynybai buvo tikrai nelengva, jie irgi turėjo labai gerą rungtynių planą ir kurį visai neblogai vykdė visų rungtynių metu, tai nežinau, aš tiesiog stengiuosi daryti savo darbą, ką moku geriausiai ir tas šioje serijoje gavosi neblogai. Pabaigai, kaip tau tas Modo epizodas 3 pabaigoje, kažką esi matęs panašaus, kalbėjot gal ką nors? No, it's about that. About your episode, at the end of third. Tai aš tada ir buvau aikšteliai ir jisai, man atrodo, atvėrėsi savo žmogų, jisai nematė, kur kamuolys yra. Tada, man atrodo, girdėjau dar mūsų štabas irgi rėkia go, tai čia reiškia varyk į priekį, stum kamuolį į priekį, tai jisai, atsisuko ten ar į trenerį ar ką ir nusivarė. Tai aš irgi buvau aikšteliai, buvau kitoj pusėje, pamačiau, kad jis svaro, tai aš irgi variau. Bet tada jau visi ten, net Panevėžio Lietkabelio treneris pradėjo juoktis, tai smagu.